Mes esame Baltic Assist, tai užsakomųjų paslaugų bendrovė teikianti finansų valdymo bei kitas outsourcingo paslaugas. Turime apie 250 žmonių skirtingose Europos šalyse. Kai pradėjome naudoti Melpą, tai mes savo organizacijai ieškojome įrankio, kuriame galėtume sutelkti tiek darbuotojų recognition sistemą, tiek komunikacijos sistemą. Ir vienu momentu atrado Melpą, kuris pasirodė toks kompleksiškas sprendimas. Melpas centralizuoja keletą funkcijų į vieną platformą, kurią yra labai patogu naudoti ir kiekvienas gali turėti savo telefone. Ir taip pat rūpinasi vartotojo patirtimi. 2 dalykai, ties ko mes dirbam, tai reikia didinti darbuotojų įsitraukimą ir kartu gerinti efektyvumą, kas liečia administracinius procesus. Tai Melpas sujungia abi tas puses, tai ten, kur reikia mums daryti viską savo rankom, komunikuoti su darbuotoju, tiesiog išsiaiškinti jų poreikį, užtikrinti, kad jis patenkintas. Dabar iš esmės mes duodam galimybę pasirinkti ir ta galimybė yra plati, nes tai nėra tik tai specifinis prizas ar dovana, tai yra galimybė tą dovaną pasidaryti kokią tik tu nori. Tai iš tikrųjų mes jau kurį laiką ieškojom tos veikiančios employee recognition sistemos. Ir bandėm įvairius būdus. Ir aš sakyčiau, problema buvo, kad tai nebuvo interaktyvu ir tiesiog žmonėms nebuvo smagu tą daryti. Kai mes įvedėm Melpo recognition sistemą, tai tikrai pakeitė viską ir tas aktyvumo procesas padidėjo kartais. Visą laiką esi priverstas palikti dar komentarą. Negali tiesiog tuščiai įmesti ir ta personalizacija, tie komplimentai, emodžiai, tie patys gifai prideda gyvumo, kaip atrodo visas tas puslapis, kaip komunikuoja ir, man atrodo, labiau atskleidžia tą atmosferą mūsų vidinę, tiek žmonių asmenybės ir kartais padeda jos geriau pažinti. Aš irgi paskrolinu, visada įdomu, kaip vadovai pasižiūrėti, ką žmonės vertina, už ką rewardina vienas kitą. Kas dar padeda, kad tai yra telefone, tai yra kišenė, tai yra tai, į ką tu visą laiką kreipi dėmesį, ką visą laiką turi su savim. Vienas yra siųsti e-mailą, rašyti tiesioginę žinutę, o čionais tu kaip ir nieko tiesiai nesakai. Čia tiesiog yra notificationas ir žmogus pasirenka skaityti, nes jam tai yra atraktyvu. Tai turim visus komponentus, kurių mums reikia atstovauti save ir pasiekti darbuotojus ir jie visi yra vienoje vietoje.